sveikos mergelės. Linkiu jums ko geriausio, kadangi ta savaitė iš tikrųjų ir bus labai gera. Lengva linkėti, kai nėra kažkokių perspėjimų ir nemalonių dalykų. Jums seksis, ką bedarytumėt, net jeigu kažką, pavyzdžiui, net sunkaus gydot, nes staiga pradeda gerėti, staigiai pasveikstate, nes jūs patys žinot, kaip būna žmogus, staiga meta gerti, staigiai meta rūkyti, staigiai pasveiksta nuo kažkokios tai stebuklingai pasveikimai, kaip būna. Kaip. Tai yra susijęs su astrologija. Planetų palanki padėtis ir staiga žmogus sako, žinai, tu teisi, vat nuo tokios dienos ir valandos kažkaip kaip užrišo, nebenoriu. Ar tai pradėjau dietos laikytis, ar negerti, ar nerūkyti, ar narkotizuotis, ar tiesiog pajutau, kad sveikstu. Kažkas įvyko tokio ir, gal placebo čia suveikė. O koks skirtumas, kas suveikė, kad gautų organizmui impulsą, kad jūsų jau planetos pradėjo veikti į gerąją pusę. Tai va, čia tarp kitko labai jums gera informacija. Taigi šią savaitę tikėkitės visokių stebuklų, bet kokioj srityje. Stebuklų gerąją prasme, į gerąją pusę, tai yra pasiekimai, pasveikimai, išgražėjimai, laimėjimai, išsireklamavimai, viskas, kas yra geriausio, bus jums. Todėl tikrai, net kurie ilsitės, tiesiog gulėsite pliaže ant kilimėlio, kažkas ateis, pasiūlys kažkokį gerą darbą, gerą uždarbį, veiklą ar kažkokią idėją. Dabar šią savaitę visos idėjos, kurios jums kils, jūs turite užrašyti. Net jeigu jos atrodo jums beprotiškos, kvailos ir fantastiškos. Net jeigu jūsų artimieji sakys, prisiklausėt jūs tos Budraitytės ir dabar čia nesąmonės darote. Tegul juoksis tas, kas juoksis paskutinis. Todėl kokios bebūtų keistos jums mintis, būkit geri, surašykite. Ir tas mintis, tiesą pasakius, rašykite dar iki pat rugsėjo pradžios. Nes tai yra labai svarbu jums. Tai va, būkite sveiki ir laimingi, neužmirškite mūsų palaikyti. Ir jeigu norite, dar kartą primenu, rašykite asmeniškai. Ate.